Ir čia turite tuos startinius lapelius. Čia tie lapeliai. Pažymime kortelės. Pažymime. Žiūrime į numerius, kurie yra ant tiltelių, o ne po jais. Taigi čia Lipinskis rodo blogą pavyzdį ir atsistojo vienas šioje pusėje. Tai neturi partnerio, o bus tokia situacija. Varžausi su žmogumi, kuris yra mano kairėje pusėje. Pažymime kortelės, prašome atidžiai. Pažymime kortelės. Pažymime kortelės. Sveiki, labas visiems. Sveikinu Jūs Libralurs Cup varžybose. Kaip ir kasmet, organizuojame Trauterė tipo renginį. Šiandien esame Klonų Viecka Olesna žūklės vietoje. Šiandien dalyvauja 40 dalyvių. Dalyvių skaičius mūsų nelepina, bet kaip matote, oras nuostabus. Rėmėjai pasirūpino viskuo. Nekantriai laukiame varžybų pabaigos. Vaikinai keičia vietas, turi pozicijų pasikeitimą ir trumpą pertrauką. Laukite apibendrinimo ir sužinokite, kaip šiandien sekėsi.
Kaip įmonė pristatome naujienas. Tai yra Predator serijos naujienos. Faini 2 spalvų dalykai. Mažos predatorkės bionai. Papildomai po truputį pradedame vystyti vertikolinę seriją Gobius Siemprikala. Tai nauja funkcija, pasirodysianti šiais metais. Šią seriją plėsime, nes ji Lenkijoje tampa vis populiaresnė. Raginame jūs įsigyti mūsų gaminių. Paskutinis naujas produktas yra mūsų Trauteriai produktas. Flat Varmeni -35. Tai jaunesnysis Fles 95 brolis. Be to, šiais metais bus dar 3 upėtakių modeliai. Tai mažesnė turbo versija, mažesnė Golet versija ir Nargo XXL. Raginame jūs pasidomėti naujovėmis. Labai! Šios varžybos yra geras įvykis. Didelis ačiū Libra Lures įmonei už tai, ką jie nuveikė šiame konkurse. Tai vienos geriausių varžybų visoje Lenkijoje. Maniau, kad lauksit kitų metų, kad dar kartą pabandytumėt, kaip bus. Sveiki, labas, Piotras Boruchas. Tai yra mano pirmosios varžybos tokiu stiliumi, nes nesu labai patyręs trauterę žvejyboje, bet iš esmės dėl to, kad man labai patiko paskutiniai šių varžybų leidimai, kurias organizuoja Libra. Esu čia Libros vaikinų kvietimu. Žuvų gausybė. Organizacija nuostabi. Ką dar? Prizų. Iš tikrųjų, už manęs yra daugybė prizų. Berods yra 17 meškerių. Kaip matote, vien rėmėjų yra ištisa milžiniška lenta, tad tikrai verta čia atvykti. Verta pabūti geriausių trauterio žvejų iš visos Lenkijos rate. Man tai buvo pamoka, atvirai pasakius, pamoka nuolankumo, bet juk nuo kažko reikia pradėti. Sveiki, mano vardas Ukas Derring. Nuostabus renginys kasmetinis. Šiandien žuvys bendradarbiavo. Labai daug sugautų upėtakių, vaivorykštinių, tigrinių, gausus dalyvių būrys iš visos Lenkijos, taip pat iš Ukrainos. Renginys labai pavykęs. Organizacija labai aukšto lygio. Be abejonės, tai geriausios trauterio varžybos Lenkijoje. Kviečiu jūs kitais metais. Iki pasimatymo. Susimaišyk su geriausiais Lenkijos žaidėjais. Sveiki! Sveiki, sveiki atvykę. Mano vardas Kšištofas Stepanovas. Šiandien po daugiau nei 2 metų grįžome į trauterį ir beje į Libralurską konkursą. Na, ką aš galiu pasakyti? Jei neturi patirties su tuo, netreniruoji tokio subtilaus žvejybos būdo kaip trauterio žvejyba, labai sunku sugrįžti. Ypač pastarąsias savaitės praleidau vandenyne, kur mano įranga svėrė 2 kilogramus.
Mėčiau masalus, kurie sveria apie 200 gramų, 170 iki 200 gramų, o čia užsidėjau meškerę iki 1 gramo, tad buvo sunku persiorientuoti, bet vis tiek pavyko pasiekti visai neblogą rezultatą. Nes surinkau 21 tašką, tai yra 6 laimėtos turo dalys, 1 lygiosios su žuvimi ir 1 pralaimėjimas. Tad kaip sugrįžimui esu labai patenkintas, žinoma, dar nepakanka, bet visada norisi daugiau. Ateikite čia žvejoti, žuvis labai gerai paruošta. David čia labai stengiasi, kad visi būtų laimingi. Ir manau, kad visi yra laimingi, nes visi pagavo gražią žuvį. Didelis kiekis žuvų, Labai. aktyvus. Vidutinė forma, gera pradžia, puikiai vidurinė dalis, labai gera pabaiga, bet būtent taip ir nutinka, kol supranti, kodėl jie nori pasirinkti būtent taip, o ne kitaip, tam reikia laiko. Sveiki, mano vardas Hubertas. Šios varžybos tikrai puikiai pavyko, žuvys neįtikėtinai kybo, visi patenkinti, rankos skauda nuo tiek žuvų traukimo ir kaip patys matote, prizai laukia geriausiųjų. Kviečiame jūs kitais metais ir mes ten būsime ir manau, kad sugrįšime į šią trauterę, nes man ji vėl pradėjo patikti. 6 vieta Oleksa Zrobach. 5 vieta Pavel Melanik. 4 vieta Krzysztof Stepanov. Dabar 3 vieta Oleksa Khmothnatko. Mes neskaitome antrojo miesto? Ne, tai Kongeris, Derekas Zilleris. O šių metų Libra Lures Cup leidimo nugalėtojas Dima Korničevskis. Dėl šešetuko po Mikado, kuris mus lydi nuo pat pradžių, spyrė. Šeštos ir 5 vietos meškerės iš Muffin žvejybos parduotuvės Emekuose. 4 vieta Konger meškerė. 3 pirmosios vietos Pers Proroc. Nežinau, kas tai yra. Ir šių metų Libra Lures Cup taurė Dimai. Sveikiname! Išbandykite save Trodare E, tai alternatyva tokiai sportiniai žvejybai po upėtakių sezono tikrai išlaiko azartą. Kviečiame, kitais metais irgi būsime ir manau, kad grįšime į tą Trodare, nes man vėl pradėjo tai patikti. O visus jūs kviečiame į kitų metų Libra Lures Cup varžybas. Na ir ką, laukite mūsų naujienų, veiksmas